Žalią aprangą tradiciškai vilki Kauno žalgiriečiai, mėlyna spalva. Švilpukas nuskardėjo, Kęstutis Bartuškevičius duoda leidimą pradėti rungtynes. Kauno žalgiriečiai pradeda tas rungtynes su kamuoliu. Abi komandos. O Džiūma grąžina kamuolį atgal Rokui Bagdonavičiui. Ir pabando žaisti kombinacinį futbolą. Motiejus Burba. Panašu, kad įvartis įskaitytas, jokių pretenzijų į nuošalę nėra. Ir Motiejus Burba, sužaidus vos 5 minutės, prasidėjus 6 minutei, išveda. Čia ir sugebėjo atlikti perdavimą ir Motiejus Burba rimtesnių įsitraukimų. Fabianas Urega, geras Karašimos perdavimas prieš Artiomą Ščedrą, prancūzas. Benšaibas, puikus dar vienas perdavimas, Motiejus Burba, Virstas ir kur kamuolys. O Džiūma rezultatyvius sezonus, o čia dar kartelį. Puikus perdavimas, nelietė Rokas Bagdonavičius. Artiomas Ščedras prie kamuolio, bus perdavimas į baudos aikštelę, išsirikiavę ten ir Hegelman ir Kauno Žalgirio futbolininkai. Geras perdavimas, Angelis Puerto. Šį sezoną, kaip ir minėjau, jos sąskaitoje jau 4 įvarčiai ir 4 rezultatyvūs perdavimai, ar bus 5. Tolordava galėjo būti, bet Kartvelui smūgis nenusisekė. Rokas Bagdonavičius buvo užėmęs gerą poziciją. Kauno Žalgirio gynėjai stabdo varžovų prasiveržimus. Netikėtina, kad ateis tokia akimirka. Čia Motiejus Burba puikiai žaidžia. Leo Ribeiro, dešiniuoju kraštu Motiejus Burba, sulaukia perdavimo. Benšaibas tolumoje. Gera ataka, nėra nuošalės, smūgis ir kamuolys tinkle. Nuostabi ataka, nuo gynybos į puolimą, žaibiškas perėjimas, keli tikslūs savalaikiai perdavimai ir Fabianas Urega. Krovui nebus nuvilti, štai čia Motiejaus Burbos perdavimas, na ir koks puikus Amino Benšaibo situacijos vertinimas, nieko nedelsdamas, nei per greitai, nei per lėtai atliko perdavimą link Fabiano Urega. Ir pastarasis tikslių smūgių nuginkluoja Roką Bagdonavičių. Ir žaidė gal mažiau nei pats norėtų, nors iš tiesų pakankamai jaunas futbolininkas. Dabar Aminas Benšaibas prieš Karlosą Diuką. Koks greitis, Rokas Bagdonavičius bejėgis ir triumfuoja. Dariaus ir Girėno arenoje susirinkę Kauno Žalgirio gerbėjai stojasi iš vietų, ploja. Bravo, Aminas Benšaibas. 3-0 dar kartelį pažiūrėkim. Karloso Diuko bandymas smūgiuoti vartus. Nesėkmingas, atsikirto visa Hegelman gynyba ir Benšaibas. Ribeiro, Burba, kaip juda kamuolys. Mutaši. Dar vienas jo perdavimas, Baldasaras ir neišvysime kol kas pirmojo argentiniečio įvarčio Kauno Žalgirio komandoje. Per savo karjerą ne tik ir daug tų įvarčių yra pelnęs Franko Baldasarą. Turėjo galimybę faktiškai pirmų. Ispanakalbiai, Motiejus Burba, Kaspinas prie kamulio, Rokas Bagdonavičius ir Fabianas Urega. Snaiperių rikiuotės viršūnėje. Čia epizodas, kai Motiejus Burba nepagailėjo. Nepatraukė kojos ir nuo Rimvydo Sadausko, nepabūgo ir Roko. 2022 metais pirmą kartą iš visų Lietuvos futbolo klubų padarė Vilniaus Žalgiris. Kajodė, Aminas Benšaibas. Jungiasi Mutaši, geras perdavimas, vienu lietimu ir 5. įvartis Davis Įkaunieks. Nuostabiai, lyg pagal dirigento lazdelę, viskas atlikta. Aminas Benšaibas, Žiorisas Mutaši, vienu lietimu ir Davis Įkauniekas, kuriam beliko tik... Susitiks Vietos Banga ir Marijampolės Sūduva. Baigėsi pagrindinis rungtynių laikas ir Kęstutis Bartuškevičius visiškai prasmingai nusprendžia, kad nėra reikalo tęsti
rungtynes 5-0.